Birželio mėnesį šiltnamyje jau matyti grybinių ligų požymiai. Kaip nuo šių ligų apsisaugoti mums patars agrofirmos sėklos specialistė Gražina Anusevičienė. Pagrindinis dalykas, kas puola, tai maras puola pomidorus. Bet reiškia, nuo maro mes turim gerus preparatus. Tai yra Previkūras sisteminis, Previkūras Energy, taip pat Revusas, Infinito, žodžiu, juos mes galime naudoti šitos preparatus ir galim profilaktiškai jau ir nupurkšti. Galima profilaktiškai naudoti ir biologinius preparatus. Tai irgi yra specialūs preparatai, tai citronas, ten yra olea marinas, žodžiu, yra tų preparatų, kas nori grinai ekologiškai auginti. Dabar sąlygos purškimui vėlgi turėtų būti nesaulėta diena. Nesaulėta ir matot, ir dar noriu atkreipti dėmesį į šiltnamio stiklą. Čia yra specialus šiltnaminis stiklas. Kaip matot, jis laužia saulės spindulius. Kas turi plėvelinį šiltnamį, reiškia arba polikarbonatinį, nuo tos kaitrios saulės reikėtų juos kalkėm padažyti, kad nebūtų tokių stiprių spindulių, nes jie tiesiog nudegina augalus. Šiltnamio vėdinimas taip pat yra prevencija nuo ligų. Šiuo metu pomidorus jau galime purkšti nuo maro, o agurkus apsaugoti nuo miltligės. Dar noriu parodyti tokį palengvinimą, sakyčiau, tai paskui bus paprasčiau ir laistyti, paprasčiau ir vaikščioti bus po šitą. Yra tokie atitvarai lysvėm. Sunerėme juos, labai paprastai susineria ir užtveriam savo lysvės, lengvai įsmeigiame, jeigu kietesnė dirva, reikėtų su kastuvu tai padaryti. Ir štai, mums jau šito žemės nebereikės. Va. Turime tvarkingus kraštus. O dabar parodysime, kaip sugauti vieną didžiausių kenkėjų sode ir sodyboje – kurklius. Mūsų laidos konsultantė Gražina Anusevičienė paruošė vandens tirpalą su šiek tiek skysto builo ir pila jį į duobeles, kurias išvagojo šie graužikai. Mums teko palaukti tik keletą minučių, kol kurklys išlipo iš savo urvo. Gražina, sakykit, o čia jau dabar jisai normalaus dydžio, ar čia dar mažas? Čia, sakykim, toks jau vidutinis. Bet noriu pasakyti, kad jie gegužės mėnesį poravimosi metu dar ir skraido. Jau, kaip sakyt, gavo dozę, mes jau čia nehumaniškai pasielgėm, bet tai yra didelis žaladarys ir labai didžiulė problema. Iš vienos pusės tai yra neblogas vabalas, nes jis purena dirvą. Iš kitos pusės tai jisai maitinasi juk šaknimis ir augalas, pamatysi, nuvytęs. O jeigu įsisuka į šiltnamį, tai labai metodiškai eina nuo augalo prie augalo. Tiesiog jaučia. Kada jau sutvirtėja augalai, tai matyti jau tos nebeskanio šaknis būna ir nebelabai ėda. Tačiau šiaip tai reikia tikrai apsaugoti augalus, pas ką yra didelė problema, nes praktiškai yra rusiškos priemonės, kai kurios galima pabarstyti, yra ir parduotuvėse, bet, neteko girdėti, kad jos būtų labai efektyvios. Kurklių gaudymas yra vienas iš būdų, kaip apsaugoti jaunų augalų šaknis, kad jų nesugraužtų šie žaladariai. Kurklių atbaidymo būdas yra skystas muilas su vandeniu. O kokia dar pagalba yra? Ūkiška pagalba. Kaip aš sakiau, jie ne vien blogą daro, bet ir purena dirvą. Čia, žinoma, humoras. Aš jų nekenčiu. Bet labai geras dalykas yra, tiesiog kas gali, tai gali iš plastikinio butelio bandyti pasidaryti. Bet kadangi čia augalai, moliūgai nemaži ir aš visai nenorėčiau, kad juos suvalgytų jie, tai yra tokie vėjakraščiai, kuriuos, sakykime, gėlynus nuo vėjos atskirti, mes naudojam tokius dalykus. Ir lygiai taip pat galima panaudoti ir šitą dalyką. Apjuosime. Nereikia toli. Bet tai jūs minėjot, kad jie yra 20 cm maždaug gylyje, tai kaip mes šaknis apsaugosim? Lizdus krauna 20 cm gylyje.
O vaikšto, kaip matėt, visai paviršiuje, 2-3 cm gilyje jie vaikšto. Ta patį galime padaryti ir šiltnamyje. Apsaugai nuo kurklių galime naudoti ir supjaustytus plastikinius butelius. Kenkėjai puola ne tik tai. Kaip mes matėm daržovės, kurkliai, ar ne? Taip. Įvairiausi kenkėjai puola ir mūsų dekoratyviusius augalus, ir rožes, ir daržovės, ir Pekino kopūstus ypač sunku užauginti, ar ne? Tai kokie būtų jūsų patarimai, kaip su tais kenkėjais kovoti? Labai gerai, Jufra, kad jūs pasakėte apie Pekino kopūstus ir kitas valgomus visus dalykus. Tai valgomiem dalykam yra ekologiškų, botaninių ekstraktų, kuriais galim visus valgomus dalykus purkšti. Tai pavyzdžiui, cinamono ištrauka, visokių kitokių medžių ištraukos yra. Tai labai tokie dalykai, kuriuos, viską, kas valgoma, gali purkšti. Tačiau rožės, aš sakyčiau, tai mes galim drąsiai purkšti cheminiais preparatais. Cheminiai preparatai yra kontaktinio veikimo decis. Tai jeigu jau ant vabalo papuolė decis, tai vabalas ir numirė. Bet jie labai mėgsta apatiniai lapų pusėje gyventi. Ir tada jau, jeigu neatidžiai purškėme, kiekvieno lapelių neužpurkši. Reiškia, jau jisai gyvens toliau ir toliau dauginsis. Tai tokiu atveju, jeigu decių purškėme, tai reikia kartoti ir kartoti tuos purškimus. Iki šiol turėjom sisteminio veikimo, dekoratyviam augalam purkšti, sisteminio veikimo aktarą. Kuris yra tiesiog ilgalaikis, jis ilgai išsilaiko po purškimo. Ir ne tik tai, kad jis įsigeria į augalą, ilgam laikui, maždaug mėnesiui laiko, ir jau užvalgęs to lapo, amaras jau nustoja maitintis. Ir viso gero jau jam ir jis palikuonių nebeduoda, svarbiausia. Tai mes galim tada jau, praktiškai visą mėnesį ramus būti. Tai labai gaila, nežinau tų visų priežasčių, bet aktaros kitą metą nebeturėsime, jinai jau nebebus registruota Lietuvoje. Gražina Anusevičienė rožes pataria purkšti ne tik nuo kenkėjų, bet ir nuo ligų prevenciškai. Ir dar vienas patarimas. Ar žinote, jog rūkoriai gali užkrėsti šiltnamyje augančius pomidorus? Jeigu parūkėte ir einate į pomidorų šiltnamį, nusiplaukite gerai rankas. Nes taip galite užnešti tabako mozaiką, tokia liga yra, kuri yra pomidoram pražūtinga. Tai tokie yra subtilumai. Ačiū agrofirmos sėklos specialistai Gražinai Anusevičienei, o netrukus pažintis su pirmaisiais mūsų konkurso nugalėtojais. O dabar gera žinia visiems, kurie dalyvavo konkurse skirtame žiūrovams, kuriame mes žadėjome įrengti sodą ir sukurti apželdinimą. Šiandien mes esame pas mūsų konkurso rėmėjus Ingrida Vainauskienė, Zapyškio medelyne, ir šiandien turime dar vieną mūsų konkurso rėmėją, Andrių Martinaitį iš firmos Ginalas. Ir apie tai, kas laukia mūsų visų žiūrovų dalyvavusių mūsų konkurse, jūs sužinosite tik tai kitoje laidoje, ar ne, Ingrida? Kol kas palikime intrigą, nepasakokime, jūs kitoje laidoje sužinosite, o šiandien yra pirmasis mūsų laimėtojas. Tai yra naujakuriai Rūta ir Saulius Grigai. Labai gerai iš tikrųjų susitikti su savo žiūrovais. Sveiki, aš Aušra. Čia yra Ingrida ir Andrius. Tai visų pirma, ar žiūrite laidą Svajonių sodai? Taip, žiūrim. Visa šeima. Visa šeima žiūrit, ar ne? Žinau, kad jūs mūsų konkurse dalyvaujate jau 2 metus. Taip. Papasakokit apie save. Kūrėmės porą metų, o dabar praktiškai trūksta tik tais apželdinimo. Kiek turite arų? 24 arai. Dirbam patys, ką sugebam, ko nemokam, tą nusisamdom. Na, kadangi aš čia labai džiaugiuosi, kad laidoje dalyvauja jauni žmonės, naujakuriai, ir noriu susitvarkyti aplinką, ir mes mielai tikrai pagelbėsim. Zapyškio medelyno specialistai mūsų žiūrovams, naujakuriams Rūtai ir Sauliui Grigams sukūrė aplinkos sutvarkymo projektą Vizualizacija. Tai mūsų laidos rėmėjų dovana naujakuriams.
kiek mes bendravom ir supratau iš nuotraukų jūsų atsiųstų pirmiausia, kurias gavome, tai kad ten yra gyvenvietėje ir turite seną sodą, ar ne? Gruntas ten yra pakankamai molingas ir sunkus, tačiau labai mylit pušis. Tai mums teks suderinti jūsų sklype ir dekoratyvę zoną padaryti ir gražiai pereiti į tą ūkinę zoną ir galbūt manau, kad vienas iš tokių sprendimų tai bus gražus alpinarimo sukūrimas, bet alpinarimas, kuriame dominuos ne vien gėlės kažkokios tai, bet ir augalai, tada sukuriant reljefą, panaudojant akmenis ir įvairovę spygliuočių. Tai kaip ir minėjot, kad norėsit turėti gražią veją, tai Mucevičiaus firma Ginalas jums dovanoja elektrinį Stihl trimerį, su kuriuo puikiai prieisit prie visų pakraščių arba tiesiog ir visur galėsit pjauti veją. Tai prašom ir džiaugiamės prisidėdami prie jūsų gerbūvių. Dėkojam. Visų plojimai. Zapyškio medelyno augalų skyriaus vadovė Ingrida Vainauskienė naujakuriams jau išrinko dovaną. Pirmąjį augalą alpinariumui – žemaūgę dekoratyvėje pušį. Ir, mėlėjai, už jūsų drąsą, kad jūs išdrįsote dalyvauti šitame konkurse ir iš jūsų pastangas nenuleidot kad rankų. Ir labai tikiuosi, kad šita pušis suteiks jums tą gerą jausmą, kurios bent jau tas pirmas indėlis į jūsų sklypą ir bus, pradėsime nuo šitos pušies ir pradėsime formuoti jūsų pušyną. Tai va čia jūsų alpinariumą, čia tikriausiai sveikas augalas, tai ką, labai sveikinu ir nuo Zapyškio medelyno, čia mūsų dovana, už drąsą dalyvaujant konkurse. Ačiū mūsų konkurso rėmėjams Zapyškio medelynui ir Ingridai Vainauskienei. Ačiū mūsų rėmėjams Mucevičiaus firmai Ginalas ir Andriui Martinaičiui. Ir kad jie iš tiesų paruošė tokias dovanas, kurios padrąsina naujakurius plėstis, gražėti, kurtis, nes mes dabar suprantam, kad naujakuriams iš tikrųjų yra sunkiausia situacija, tol, kol jie susikurs visą tą aplinką, kokios nori. Ačiū ir visiems žiūrovams, kurie buvo su mūsų laida. Būtent kitoje laidoje, jeigu jūs įsijungsite mūsų laidą kitą šeštadienį, jūs sužinosite, ką mūsų žiūrovai išrinko ūkiškiausių mūsų laidos herojų, ūkiškiausią žvaigždę. Ir taip pat jūs sužinosite, kad visi mūsų konkurso dalyviai, kurie dalyvavo mūsų šiame konkurse, taip pat yra tam tikrą prasme nugalėtojai, nes jų laukia dovanos. Kokios dovanos? Mes papasakosime kitoje laidoje. Iki pasimatymo kitą šeštadienį. Kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato, kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui.